Šiandien noriu Jums pristatyti elektroninį termostatą, kuris reguliuoja temperatūrą terariumuose egzotinių gyvūnų. Konkrečiai aš jį dariau reguliuoti temperatūrą savo vorams. Štai čia yra vienas iš mano terariumų su voru Gramostel rosė. Nežinau, ar tiksliai taip tariasi, bet tarkim taip. Nuotraukoje jūs matot surinktą įrenginį. Kairėje pusėje yra kontrolės blokelis. Viduryje yra maitinimo blokelis, o dešinėje yra tinklo jungtis, į kurią jungiasi kaitinimo elementas, o nuotraukos apačioje matosi temperatūros davikliai. Įrenginio ekrane yra rodoma dviejų daviklių informacija. Termostatas veikia pagal pirmo daviklio duomenis. Taip pat yra rodoma dienos ar nakties dabar režimas D arba N raidėmis. Ir šalia raidžių esantys kvadratėliai simbolizuoja, ar šiuo metu aktyvus kaitinimas, šildymas. Štai tokia yra į prietaiso aparatinė dalis. Jinai nėra sudėtinga. Tai Atmega 8 mikrovaldiklis, kuris pateikia informaciją LCD ekrane, nuskaito mygtukų reikšmės, temperatūros reikšmės iš daviklių ir laiko reikšmės iš realaus laiko laikrodžio. Programą rašiau assemblerio kalba, schemas kūriau, projektavau pats, plokštės taipogi, išskyrus realaus laiko laikrodžio plokštę, kurią patingėjau per naują perpiešti, tai tokia paprasta, tai tiesiog pasiskolinau iš dreifų. Dėkui. Šitas skaitmeninis temperatūros reguliavimo įrenginys yra sėkmingiausias kaip produktas mano sukurtas įrenginys, dėl to, kad aš ne vieną įpardaviau egzotinių gyvūnų augintojams. Taip pat iš gaunamų laiškų suprantu, jog ne vienas žmogus šį projektą panaudojo kaip savo baigiamąjį darbą aukštojoje mokykloje. Vieni tiesiai šviesiai iškart paklausė, ar gali naudoti tokiu tikslu, o kiti nieko neklausė, jie naudojo, po to iškyla jiems patiems visokių klausimų ir iš tų klausimų formuluotės viskas aišku, kur jie ketina naudoti. Nu, argi jis negražuolis? Labai gražus ir egzotiškas gyvūnėlis. O, pažiūrėkit, kokios dydžio. Tai tiek, dėkoju, jeigu radus kantrybės peržiūrėti mano video iki galo. Iki.